Grįžo mano varžtai, einu pasiimsiu, susuksiu soliuką ir miegosiu šiltnamiuke. Kokius simpatukus maišiukus susiradau namuose. Nuvariau parduotuvę, pasisvėriau varžtus. Ir po to tos varžtus susidėjau tos maišiukus, kad nereiktų švaistyti plastiko. Ir pardavėja prisikabino, kad sveria per daug, 2 gramais kiekvienas paketėlis. Sakau, tai aš maišiukų kartu nesvėriau. Nu tada gerai. Pripratė jie ten, kad maišiukus kartu sverti. Pinigus da mokėti 2 už maišiuką. Aš suprasčiau, jei už vienetus pirkčiau. Ne, kaip man tokį varžtą užsukti? Nėra sriegė. Čia kaip ta kniedė. Kaip tai pasiėmiau? Tikiuosi tokį vieną tik pasiėmiau. O taip. Į visada turiu prigriebti kažkokį išgamą. Gerai. Gręžiam toliau. Tada. Jau reikia nusirinkti pagalius. Bet mane stebina, kaip saulė pakeičia spalvą. Va, spalvos nėra, spalva yra. Diena nuo nakties skirias. Tai pageltonavo mediena. Kokia šadina situacija. Tai kad pagaliai susiraitė nuo saulės. Kai šlangai kokie. Tie, kurie pritvirtinti dar. O šits va, pipėts. Susiraitys nuo gyvenimo, da ne taip jie. Ir iškilo problemitė. Reik biškai įkišti bulgarkitę, nes čia yra tokių parūtysių varžtų. Bet ta problemitė greit išsisprendžia, kai turi Bulgarijų. Ir viskas sutvarkyta. Šitai pusė nėra. Žinot, ko reiktų gręžiant emulsijos, nes tepalas nepadeda. Čia yra špižius. Špižius, kas yra suriai visą tepalą sudegin, į dulkės paverč ir viskas. Tai kas beliek, tai kas 4 skylės paimti ir galasti. Ir pats efektyviausias būdas yra čia. Reikėjo jam čia nusisukti. Galandimas. O paprasta pliena tai yra labai gerai tepalu patepėjai ir eina kai sviest. Bet užtat pagalandus iš karto ima. Net drožlės matos. Metalo drožlės. Špižiaus, čia ne metals. Špižius yra kaip žuvis būtų silkė. Žuvis nėra silkė. Ne, silkė nėra žuvis, Tai tas pats apie špižių, nėra metals čia. Kaip į sviestą. What the fuck? Banans, visiškas banans. Reiks taip dėti. Bet kosmosas taip žiauriai gaunasi. Tada taip. Taip išvis šlykščiai. Tai dėsim vis tiek taip. Čia į tas skylutės prakaito buvo įdėta. Bet įtariu, kad pagaliuku gal vieną dar čia norėtus pritvirtinti. Bet apseisim. Nes nebėra. Būtent nebėra. Tai iš priekio atrodo taip. Nežiūrint į tarpus, tai gražiai atrodo. Bet kai kiti nulinkę, kaip nežinau kas, tai išeis pavaržyt biški, bet didelės esmės nekeičia. Kai pažiūrė šitą 100-metį suolą, tai mediena, man rodos, irgi tiesiai yra čia pas jį. Labai tiesiai. Oi, kokia tiesiai. Tai reiškia taip turbūt. Bet čia suolai tai 14 pagaliukų buvo sunaudota. O čia, kur parsivežiau tuos, visus 20 sunaudojau. Nors sakiau, dar man porą liks kitam dalykui. Bet nei viena neliko. Norėčiau sakyti baigta, bet nebaigta. Dar nuardyti jį dabar reikia. Nudažyti kojas, nudažyti lentutės. Susukt.
ir tada galbūt baigta. O dabar reik šašlus iškepti. Man anglis sudegė visai per tą suolą. Bet kad žiauriai patogus, žiauriai geras. Ir kaip džiaugiuosi, kad tie pagaliukai mažiukai, nes ant jo gali gulėti kaip benamis jausčiaus sofoj. Čia grinai, nes jie susiliejai. O iš anų didelių, tai visi kampai jaučias. O tie mažiukai tokie kaip vientisas. Belekas. Čia yra belekas. Vaina sako, į nugarą gali pasitiesit, na. Biškė toks. Reik suvaržyti, kad tik sukišta. Tai čia fainas labai. Patinka sauliuks? Patogu. Nugara kaip gražiai išsiriečia, ne? Ką? Kaip patogus šitas. Kas patogiau Melise, sauliuks ar kėdė? Su tėtė jau čia mėgosit gal? Ne. Nemėgosit naktį iš čia? Aš mėgos viens. Mėgosi? Mėgos. Žiūrėjau saugaliukus tėtė. Na. A nieko tokio, ką mėgosi. Kaip gražiai nugarą išsitiesin su to sauliuku. Nu, kur šašlykai? Kepa. Jau baigia iškepti. Gerai. Jau paruošta ryžiai, salotos, Ir už 10 minučių turim išvažiuoti. ananasas. Ir turime išvažiuoti gimtadienį. Aha. Atsineš šukas už pos plaukus. Ne. O dar man nusimaudyti reikia, pavalgyti. O... Nu, už 18 minučių jau turim mašiną įsidėti. Nu tai spės. Važiuojam. Iš kur pats pasakavai? Gimtadienį. Kur pats pasakavai? Mane su šautuvu priversta laiką įkaitu. Bet sakė, man paims kai ko, tai važiuoju dėl to. Negalvojau, kad Šiauliuose yra tokia erdvė didumo su batutais viduj. Pusė 11 vakaro. Važiuojam namo ir švogeris papasakojo istoriją. Skambina pareigūnai. Sako, jūs vasario mėnesį apsivogėt. Tas toks. Sako, visą naktį net nemiegojau. Eik tu šiek net veltui stabdžiu. Tai švogeris visą naktį nemiegoja, nes iš oranžinės statybinių medžiagų parduotuvės, kai kurie turbūt suprantat apie kurią, likučiai nesutapo, o tas konsultantas apsivogė, įmušo per mažai prekių ir sakė, sukos jisai prieš išėjimą iš darbo nemažai taip visai. Ir pagal kameras atsekė, kad švogeris išsivežė tada gipso ir gavos taip, kad skambins, sako, jūs nesusijęs su šita vagyste. Sako, nu ne. Tai va taip pagavos, kad konsultantas įtraukė žmogų ne į temą kažkur. Tai... Dabar turės tą likutį susimokėti? Ne, švogeriui nereiks susimokėti, bet sakė tam konsultantui pipėts. Nes, nu, prasuka varkės ir išėjo iš darbą. Taip, čia šviečia. Taip, Šiauliai šviečia. Ar gražu? Ir išsilankščiau skardas, šiltnamiai, Kraigą. Ir važiuojam namo, prisuksim jį. Ką dabar? Nu, šiandien, o ką? Ai, bet varščiukų jau čia neturiu. Tai nesuksim šiandien. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir... Ale, kiek tu varščiukų gali pirkti vis tiek vienyje? Nu, tie varštai kaip kas sraigės kokias dingstie. Ai, žiūrėk, rimtai tas reikės dingusios. Nu, sraigės dingusios. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir varom kitą dieną. Bam! Ai, nerodžiau, kaip kaimynai lauką nusmulkina. Tai va.
Nu ką tu, ką Čia tu? atsisakė anksčiau laiką. Ką žinau. Nu gražiai. Matos dabar erdvė visa. Aišku, šviesom pašvietus, tai matos, kad... Patrauk ranką. Man reikia bus dviejų veidrodėlių. Oi. Bet už tą dabar gatvę visą nupjauta. Tiek mūsų pusė, tiek jo. Buvom dar pas auto elektriką užsukę. Ir dabar veikia šitas. Liukas užsidaro ir automatiškai atsidaro ir... Va, šitas. Užtruko tik porą minučių. O ir mane ilgai nervavo. Ja, nes buvo tik su mygtuku. Man veiks su rakto, neveiks. Uždarėm, einam lauk. Palik. Nu, palik. Turi su raktu aš uždaryti. noriu pasižiūrėti, ar visiškai nuvažiuoju. Ne, vis tiek pasitrink. Šiltnamis turės skraigiuką, tokį fainą, mažiuką. Bet užteks jo pilnai. Tai va čia padedu. Ir rytoj tikiuosi rasti ir montuoti. Trečiadienis. Bent aš manau, kad trečiadienis. Birželio 3. Kas? Žinai, kas euras 76. Ne. Kuras. Ketchups. Tai visai atpiga. Dar 800 kg galim pralėkti, tai nepilsim šiandien. Nespėjom tiek pravažiuot. Na, kažkaip praeitą savaitę buvo nevažinga. Vakarykščiai šašlykai pietums, pusryčiams ir vakarieniai. Bet jeigu turėtumėm tą seną Passatą, tai jau būtų kokie likę 400. Kodėl? Benzininis buvo. Ai, kur benzininė, dyzelinė tai būtų irgi 8 lygiai tą patį rydavo jie. Ne, aš ten tai neskaitau mašino, ten tavo darbinis traktorius buvo. Va. Pavalgius, prasiminti reikia jau. Ir varom dar pavalgyti. 24 šilumos. Karščio, jo. Iš po tokio nelepinimo orais, vau, čia yra. Čia yra vau. Kažkas pavogė įvažiavimus. Bet jau matau, kad dviračių juosta atsiranda. Ir baigęs keliukas. Baigęs, tai baigęs. Važiuojam toliau. Mes radom savo atskirą juostą. Va. Ir kokie važiavimai granitiniai. Žiūrėk, atsirado ženklas naujas. Aina savo žiūrėt, koks gražus. Kokia kupeta graži. Realiai toj bus takas iki pat kur šenkelio dviračiam. Raudonas, kaip fainai. Ar žinai, ko tu nori? Taip. Aš žinau, ko tu nori, Ko? Aš žinau, ko tu nori. Tai išsirink, ko tu nori. Žalia. Žalia? Na gerai. Tai kai minkštai, ne? Skirtau kaip karalynė. Žiūrėk, staliuks vos ne už 18 eurų. Panašus į mūsų. Tiksas. Skardinis tik tais. Mes pagalvojom, kad ta viena kėdė mum yra per didelė, ne? Tai įsitaisim vienoj. Aišku, kol nevalgom. Vileksas sriuba. Labai čia gražu, minkšta. Dėl valgymo tai biškai per žemai. Aš sriubos nenorėjau, bet iš Vilės paragau, eina sako, jos skane. Nes jisai makaronai su sriuba. Na, bet čia naminiai makaronai, maroca, ne? Aš jo. Tai belio, kaip skanu. Tada sako, kas čia? Kaip ten? Šoninė, man rodos, ar kas? Šoninė.
vištienas, man rodos. Kažkaip ne taip viskas čia. Bet labai skanu. Sėdim ir mūsų staliuksų Ikėjos. Ne, Ikėjas. Kažkas iš Lūkesčių. Gyska. Grinai balkonė, tas pats kompleksas. Ir mano sriuba. Dar specialiai dėja Ai, nožė, po 2 šakutės. Bet tai čia porcija iš tikrųjų jau tokia, ne kur... vienam atrodo. Na. Skanaus. Ačiū. Pirags iš 10 yra 20. Buvo baliko, tai... Razinas. Čia vintukų. Tai aš tačiau 8. Jeigu būtum razinų nemačius. Vis tiek biškin. Toks kartaisis. Nu, man nieka netrūko tobulo. Man ledai patiko. Tai buvo išleista 18.50, buvo sriuba su pyragiuku, tai wow, o vėlės kava aš tik paragau, lyštelėjau ir Tokia stipri labai. žiauriai stipri. Ėjom, vis kažkokį mini koncertuką užtikom. Šiauliai gyvai. Čia manęs netaškyk. Kaštonų alėja. Šiaip tai Draugystės prospektas čia skaitos. Tos pytos tam gražios. Nugriaunu. Ir bažnyčia. Kur gyvena visi voltai. Čia, šituose barakuose. Tai prie pat centro. Ir va, vėl raudonas takelis. Tai jauti, vasarą. Man įdomu, kad nesidegini rankų. Ai, nenoriu, aš statybininkai įdegė degti. Tai tada reikia prikapti. Geras, išėjau iš Maksimos ir nepipsėjau pirmą kartą. Po kokių 2 mėnesių, ne? Atjungta čia. Nu, reiškia, neveikia jie šiandien. Margarita, aš geriu kiekvieną rytą. Tai ką, tu geri vandenį? Na tai, parsivežėm Melis iš daržo, čiumpam suktuką ir varam į hamaką. O ką hamakė, tai pasisupkim. Pradedam. Gal tą ožį reiks sukti, kad negriūtų? Ar užteks, kad pastatyti? Na gerai, pastatykim ožį. Stovėk ožį. Nu, pradėkim kažkur čia. Taip visai ne į temą. Nei čia, nei čia. Ir bam. Langas į sklypą. Bam. Vienas juodas segmentas. O, jau ir baigė antrą nudažyti. Gali krauti jau. Varau 3 krauti. O čia šokio aikštelė. Turbūt per porą vakarų ir nudažysim, sudėliosim, ane? Liks Robertui tik armavimas ir dekoravimas. Visas lentos normalios. Nu tikrai normalios. Bet viena tai tokia kosminė. Bet grinai, visas normalios tokios. Net labai normalios šiaip. Nes, nu, pagalvoju, juodos spalva kaitin. Bet kažkokia viena tokia išsigimėlė. Baisiau nei banans. Bet viskas iš anos pusės pasislėps su saulės panelėm, tai nelabai čia berūpės tas lygums.
Tada irgi nesimatė. Na, tai būtent, dabar net nesimatė, kol nenuėmėm. Jeigu ką, cechas čia vienas gruntavimo, kitas dažymo, po to pakeičiam vėl ir atvirkščiai. Ir dėl to su 2 stalais dabar dirbam, nes su vienu, nu, labai ilgai užtrunk viskas. Ir dabar, kai, nu, saulė šviečia, bet nekaitina, va kas yra, tai visai greitai viskas čia vyksta. Net, kiek, 15 minučių turbūt užtenka. Ir jau, čia jau nudažiai. Ne, antras tik nenudažyta. Nu, bet jau gerai. Nu, jau sausa. Ana galą nudažėjo, jau sausa. Tai labai geras oras. Dažymai. Ir kas svarbiausia, nevėjuota. Bent jau čia. Nu, daugmaž. Tai varau dar išsiardysiu segmentų, kad daugiau turėtumėm pakaitom. Padariau 3 stalą. Tik spėk dabar dažyti. Na, to reiks ir 4, bet jau paletės baigęs. Teks terasą nupjauti ir ant terasos nešdešytą, ne? Nu, kad. Ką? O ką, ne? Gerai būtų patogu. Aišku, biški lenktis daugiau reiktų. Bet 4 dažyti tada. vėliau svara kaip konvejeris. Na ką, šiek tiek pasikeitė vaizdas. Kiek čia 2, 6 segmentai. Tai ten 2 liko dar nudažyti. Čia 4, 6, 8, 10, 12 ir dar vartai. Tai realiai dar 2 vakarai ir bus baigta dažyti. Turim gerus kaimynus, tai vazoną, ką ten tokia hortenzija. Nu, rūgštai iš durpė buvo tai gėliai. Tai vazoną iškrapštė. Saka, gal reikia. Tai va, porą karučių durpių. O šilaugiam patinka. Kuo daugiau durpių, tuo smagiau jam čia augt bus. Ėjo 4 vasaros diena. Ne, aišku, ir Vilė ėjo, ne tik vasaros diena. Ir nuostabus rytas. Šilta, gera. Špokai duodas. Vėjas, pučia, bet nešaltas. Ir sumontavau jau 2 vidosus, varom į pirtį. 4 rytas iš eilės varau į pirtį jau. Tuo nesidalinau, nes tingiu kartais dalintis tą patį per tą patį. Bet šis rytas kitoks. Nes? Važiuosim į kaimą Gal. po pirties. Koks gal? Pasimsim grėblius ir varysim grėblius kaimą, nes jeigu dabar neišgrėbliuosim, sužėl žolė ir taip ir paliks. O vaikinė, vėl viršiam laipsnių. Atrodo, tik vos užkūriau. Nu šitam tai nesveika biški būt prie 60 laipsnių. Kaip šilta. Šiek tiek prakaito net buvo palikta. Rėmas. Geras daiktas ta pirtis. Ypač kai kiek nori temperatūros, tiek pats pasidarai. Bet apie 60 yra tobula. Nes gali ilgai būti ir gali sušilti iš vidaus. Ir jau, nežinau, pirmus kartus kelias pyliau tą vandenį ant tos pirties, ant tos menų, bet nežinau, nematau prasmės pilt, nes taip pat taip prakaituoji, viskas, išbėg, išsiprakaituoji, akis net kitą kartą graužkai ilgiau nebūni, kokią savaitę, ant tiek sūrus prakits iš galvos bėg, kad tai ir nereik šlapinčiai jos visos su tais garais, tai efektas belekoks. Pirties seansas baigęs, varom užsikursim traktoriuką, nusivešim į kaimą ir panaudosim jį kaip žemių lyginimo priemonę. O kaip seksis, kaip bus, to jau pamatysim, ar užkursim. Na, bendra keleiviai, kas čia eina, na? Kažkoks paukštis aptrėdė visą jį. Čia kažkas gyvena ir triedži.
Visa sėdenė nutriesta. Eina, na. Ir dar traktoriuką galėsim panaudoti, kaip jeigu užkursim. Ai, bet tai jau čia iš karto karburetoriui reikia benzą įpilti. Tai traktoriuką galėsim panaudoti dar prisikabinti priekabą ir kaime smulkius akmenis į priekabą mestis prie to pačio ir suvežti vieną vietą. Meskim gurkšniuką. Šlakelį. O gal šlaką? Žirkelį. Na čia jau kaip kas supranta. Padarykim, kad sandaru būtų, kad dulkių nepritrauktų. Nu. Ir dabar turi iš pirmą kartą eiti. Gazas. Dugnas. Kur tas pedalas? Ne, nu. Ką tai reiškia? Važiuojame į kaimą su traktoriu. Tikiuosi atlaikys. Tai viskas, nebevažiuoji. Įlėkė. Dabar reik negesint iki kaimo. O! Kaip tik lentos. Į tą šūdą aš atsisėdu ir kažkoks jis lipnus. Tas šūdas. Neaišku, kuo mes čia šiko tas paukštis. Nežinau, kaip mes tam kaime ten pastovėsim ant to vėjo. Bet gal kažkaip. O kas čia per ventilius, kad neįt prieit? Tai kaip aš pripūsiu padangą? Žadėjau papūst biškį, bet kad neprisidirbt daugiau nei nu ką čia rodo 0? Varškės riebumą rodo. Nu ale rimtai 0? O. Kiek čia turėtų pūstis? Čia nelabai žinosi, bet užteks turbūt 1,5, nes buvo 0. Bet iškart deka pakilo į viršų, o kaime labai reikia to, kad pakiltų į viršų. Nu. Prieėjimą pasidaryti. O, čia biškį ventilius geriau padaryt. Geresnis prieims. Bet ir šito minkšta, labai minkšta. Kaip tvora atrodo. Baidyklė. Baidyklė visiškai. Ale jau visas šienas užžėlęs kaime. Buvo atliekta į kaimuką ir